Nu, galima sakyti taip jau, čia kariavau su anksčiau būsiais namo administratoriais. Taip. O sakykit, kai šito namo administravimą, daugiabučio namo administravimą perėmė Centina Service Kaunas kažkur prieš 3-4 berods mėnesius, ar pajutot kažkokių pokyčių, ar iš principo lygiai taip pat administruoja, kaip ir prieš tai buvęs administratorius? Nu, manau, iš karto pasikeitė piniginė išraiška sąskaitoje. Kas buvo malonu labai pamatyti. 2-3 kartus mažiau, taip. Dabar aš netgi eidama čia į šitą susirinkimą pasidomėjau, kiek aš praeitais metais, rugpjūčio 23-2 mokėjau. 50 virš eurų. Ir taip rugpjūtis, ir taip atgal visi mėnesiai, ir tai visi metai. O kiek dabar taip, moka Centinai Service? 20 eurų. 20 eurų. Dabar iš vis jau 2 mėnesiai reikia pagalvoti, va čia kai vadovauja, per pusę. Viskas pasikeitė. Kai pradėjo namą administruoti. Viskas pasikeitė kardinaliai, žinokit, aš niekiek neperdedu. Aš matau, kad šie vadovai yra labai nuoširdus, sąžiningi. Paprastas žmoniškas elgesys. Bet koks, žinokit, galėtų jiems gal ir naktį paskambinti. Ir tikrai atsilieptų. Kada paskambini, visada atsiliepia. Pirmas mėnesis jau ataskaita, išvardinti visi darbai. Labiausiai įspūdį padarė, kad pagaliau yra jūsų daugiabučio administratorius, su kuriuo galima bendrauti, kuriam galima parašyti, paskambinti ir jis iš karto sureaguoja. Taip, jūs neįsivaizduojat, kokio čia stropumo žmonės. Jie kiekvieną dieną čia laksto, stebi, jūs pasižiūrėkit, kaip atrodo fasadas. Šitos stoginės išdažytos, soliukai per pirmą mėnesį. Jūs pasižiūrėkit, kiek per pirmą savaitę, tai iš vis mums labai daug nemokamai darbų, va tokiems kaip aš, pensininkams, kur kiekvienas euras svarbus. Tai žinokit, profilaktiką atliko, diagnostiką ir nieko nemokėjom. Pažinties proga. Jo, susitempė visą techniką, žinokit. Ir aš netgi mačiau tą televizorių, kaip atrodo visas tas stovas. Įsivaizduojat? Va, į virtuvę. Viskas. Nu, tai žinoma, kad taip. Taip, užtat, kad kimšos visą laiką problemas. Jūs pasižiūrėkit šaligatvis, va, čia, kur tie yra gluosniai. Jeigu norit sutaupyti pinigų, tai prašom kreipkitės į Centina Service Kaunas. Ir nebijokite keisti administratorius.